Sveiki, tėveliai. Aš esu Augustas. Aš esu Matėjus. Ir galbūt jūsų dukra arba sūnus jums nusprendė parodyti šį video, kad jūs suprastumėte, ko jis arba ji prašo. Tai galbūt jūsų sūnus arba dukra mokykloje gauna blogus pažymius. Galbūt jūs vienas su kitu pykstatės. Galbūt nustojo bendrauti su draugais, valgo nesveikai, visada kažkoks užsidaręs, neišeina iš namų. Ir čia galima pasakyti, yra šiuolaikinis jaunimas. O ką mes norime padaryti? Mes norime tai pakeisti. Todėl šiandien pristatysime Arnoldo transformaciją. Arnoldo transformacija tai yra produktas, paslauga, kuri suteiktų sprendimus ir pagalbą jūsų vaikui. Dabar gali iškilti klausimas, kas tas Arnoldas? Arnoldas tai yra visiška priešingybė šiuolaikiniam jaunimui. Jis yra sveikas, jis yra bendraujantis, jis yra linksmas. Jis mokykloje gauna gerus pažymius. Jis tiesiog yra gėris. Ir manau, kad kiekvienas žmogus netgi norėtų pasikeisti gerą. Mes žinoma tai suteikiame. Tai suteikime privačias paslaugas. Tai galima pavadinti gal net ne paslaugomis, o būreliu jūsų vaikui. Šiame vadiname būrelyje mes suteiktume galimybę jūsų vaikui prisijungti į gyvus skambučius, kur mes mokintume tai kažkokį savęs tobulėjimo dalyką, mes leistume jiems pareikšti savo problemas, savo klausimus ir mes dėka savo išminties ir patirties jas bandytume išspręsti. Kaip bonusą mes suteiktume jums ilgus video, mūsų vadinamus gidus, kur mes kalbėtume pakankamai ilgai apie tai kažkokį tą dalyką, kaip mes sutrumpintai vadinam savęs tobulėjimus. Taip, mes įdėtume labai daug darbo, labai daug tiesiog laiko į tą video, kur mes aptarinėtume tas problemas ir sprendimus. Galim duoti netgi pavyzdį. Tarkim, ilgas video apie sveiką mitybą. Galbūt jūsų vaikas, nežinau, galbūt jis negali atsisakyti kažkokių saldumynų. Mes pakalbėtume apie šią problemą tam ilgam video vadiname ir suteiktume sprendimus. Arba galbūt jūsų vaikas nevalgo, ką jūs padarote, galbūt jūs padarote kažkokių tai salotų arba sveiko maisto ir jis visai sako, ne, nenoriu. Tai šitose ilgo video formatuose mes kaip tariant apšviestume ir pabandytume pakeisti, ką jūsų vaikas turi galvoti. Galbūt jis žinos, kad tai gerai, ir jis nuspręs kartu su jumis valgyti. Dar šalia viso šito, tai jūsų sūnus gali prisijungti į nemokamą mokinių grupę. Tai puikiai vieta jūsų vaikui susirasti naujų draugų. Ir tie nauji draugai juos kaip tik ir vienas kitą skatintų keistis ir siekti geresnio gyvenimo. Tai turime pagalbą, bet dabar svarbiausias klausimas, kuris gali jums iškilti, tai iš kur mes visą tai žinome. Tai galiu pasakyti, kad mes jau šitoj savęs tobulėjimo kelionėje esame jau ne vienerius metus. Tai mes tikrai ir ne tik iš savęs, bet ir iš knygų, daug perskaitę knygų, ir iš kitų žmonių žiūrėjome, analizavome, stebėjome ir mes viską, ko išmokome, viską, kaip pasikeitėme, mes norėtume perteikti kitiems jaunesniai kartai. Ir galbūt jums aktualiausias dalykas, tai kad jūsų vaiko pažymiai pasikeistų. Tai iš kur žinot, kad mes kažkokie tai protingi, tai gal jums saugiau taip žinot, bet mes įstojame į prestižinę Kauno gimnaziją, vieną iš geriausių gimnazijų. Tai manau, tai daug ką reiškia. Manau, dar reiktų labai paminėti, jeigu jums tai kažkaip neparodė vaikas šį video ir jūs kažkaip tai susirado ir jūs lyg norėtumėt prikalbinti tą savo sūnų ar tai dukrą, tai yra gerai, bet manau labai svarbu, kad tai tiesiog tas jaunas žmogus pats norėtų kažko siekti, pats norėtų tobulėti, nes jeigu neturės noro, tai tiesą sakant, tikrai niekas nepasiseks. Jis turi norėti ir žinoma siekti. Tikriausiai susidomėjote ir norėtumėte išbandyti.
Tai kur dabar visas šitas paslaugas rasti? Tai po video yra tokia sekcija pavadinimu description ir tenai rasite nuorodą į mūsų sukurtą svetainę. Ir toj svetainėje rasite visus mūsų pasiūlymus. Visai ne už didelę kainą jūs galėsit įsigyti mūsų paslaugas, mūsų produktų ir padėti savo vaikui tobulėti į šviesią ateitį. Suradę produktą, kurį norėtumėte išbandyti, jūs rasite taipogi mūsų kontaktus, jūs parašysite mums į elektroninį paštą ir mes su jumis kuo greičiau susisieksime ir galėsime pradėti keistis. Ačiū, kad išklausėte. Lauksime skambučio.